tą vyrą, kur aš tau pasakojau tam sapne, kur mačiau, tą šešėlį tokį, tai jis man pasirodė kaip simboliškai, ane, ir dabar aš matau tokį kaip angelą, ane, bet tokį juodais sparnais, tamsiais tokiais, jisai plasnoja, žinok. Ir panašu į puolusį angelą. Kaip tik norėjau paklausti irgi apie tą. Aha. Ir jisai taip sklando, žinai, arti manęs. Bet jis neturi tos prieigos, atrodo, tarsi čia pat tu galėtum jį paliest, bet yra, žinai, kažkokie tai barjerai. Jis negali pereit tavo aukštų vibracijų barjero to, ar ne? Ne, negali pereit, bet čia jis man ir pasiuntė tas kulkas, tai yra energetiniai tie kažkokie tai, Smūgiai tokie. jo, energetiniai smūgiai, kurie tarsi, žinai, kai tave ne vieną kartą jis jau čia kažkaip tarsi jau senokai pas mane, žinok, jisai. Tave persekioja ar ne, bando Jo, kažkaip. taip, bando pramušti ir tarsi supranti, kaip ta kulka tarsi įstringa manyje, bet jinai, supranti, taip ir lieka. Čia, žinai, kažkoks tai dar prieš tai kažkoks įdiegtas darinys. Nes bamba, ne, susijusi su mūsų energija, gi labai gi stiprus dalykas bamba. Gyvybingumas. O ten bamboje nėra įtaisytas kažkoksai, implantas ar kažkas, kuris pritraukia į tą vietą. Žinok, čia kažkas yra įstatyta ir man, žinok, rodo nuo pačio gimimo. A. Žinai, kaip būna tas virkštelės, kaip nukerpa. Taip. Tai čia tuo metu tau įstatė gal? Bet čia toks ne kaip implantas, bet kažkoks tai energetinis, toksai kaip tamsus, Tas koks. toks kaip kristalas, toksai kaip juodas, toksai kaip darinys kažkoks toks, žinok. Jis yra užprogramuotas. O čia ne blegų koks nors? Blegų, o ką tai, žinok, primink, ką tai reiškia? Blegų tai tokia juoda masė, tokia negatyvi, ten jinai kažkokia tai kaip virusinė, nežinau kaip ten tiksliai ją įvardinti, nes man ir pačiai trūksta dar informacijos apie tai, bet aš apie ją girdėjus. Kažkas panašu, žinok, tas vibracija, blegų, tas žodis ir tas, bet supranti, kaip ta informacija tokia kaip juodam kristalė, o tą, pavyzdžiui, kristalą paėmė ir jisai, supranti, toksai kaip minkštas, kaip želė, tu gali, supranti, kaip rutuliuką sukinėti, man netgi kažkaip delnai pradėjo drėkti, taip labai retai kada būna. Ir tu, supranti, sukinėji tą rutuliuką ir jisai toksai, jis gali išsitempti, jis gali padidėti, jis gali susitraukti, jis gali iš viso kažkaip net nematomų pasidaryti, bet jisai dabar kažkoks, jisai labai man išryškėja smarkiai. Bet čia nežemiškas darinys kažkoks, ar ne, iš kosmoso? Taip. Žinai, kaip būtų tampri smala, kažkas tokio. Man irgi Bet ji yra užkoduota. irgi toks vaizdas atrodo, kažkas tokio. O tam juodam rutuliuke kažkokia tai tokia kaip liepsna, tokia rusena. Kažkokia tokia. Tai čia, žinai, kaip iš pragaro kažkokia smala iš tų demoninių erdvių. Ne veltui gal tas puolęs angelas. Taip. O galim jo paklausti to šešėlio, to juodo angelo, kas čia yra per daiktas, kodėl čia įdėta tau į bambos sritį? Čia kažkoks pažymėjimas, tai pasižymėjimas. Pažymėjimas jo, čia yra darinys, kažkaip sako,
Supranti, sukrauta visa negatyvi mano reinkarnacijų informacija, suspausta ir perkelta į tą darinį ir į ir tas darinys yra viduje. Ir jisai aktyvuojasi, supranti, va per tą gimimą, per tų bambų nukirpimus, žinai, jisai aktyvuojasi tam tikrais gyvenimo etapais ir jisai gali būti arba neaktyvus, dėl to sakau, ka jis gali būti nematomas, kad tu negali pastebėti tokio dalyko, arba jisai darosi matomas, kai tu, tarkim, žinai, kai tu pradedi darbą su savim ir tu valaisi tuos sluoksnius, žinai, savyje. Ir iškyla į Ir paviršių. tada jisai iškyla į paviršių ir jisai va man toksai ir pūpso. Kaip gerai, kad vat jisai išryškėjo, galėsim tada išvalyti. Mhm. Tai dabar jisai, kaip tu va dabar valaisi, vis tiek augai, vibracijos kyla ir jisai kaip jau vis tiek išryškėjo, tu pamatei, o jisai su savo tom kulkom gal jis bandė kažkokių negatyvų tą sugrūst tau giliau, kad neiškiltų tas jaudulys. Jo, jis čia bandymas, supranti, man įvaryt baimę, nes kai tu pradedi bijot, tu prasideda vėl užsideda blokai ir tu tada tau sunkiau kažkaip tais pamatyt kažką, nes tavo nužemėja vibracijos. Nes žiūrėk, tos mūsų vibracijos, jos nėra visą laiką tolygiai aukštos, būna, žinai, įvykiai, netgi susiję su pasąmonė visuotinė, vis tiek įtakoja ir nori, nenori, tu supranti, Aplinkybės. neišlaikysi ta prasme, kad visą laiką arba tu sakau turi užsidaryt ten kažkur laukuose ir gyventi, žinai, atsiskyręs tada galbūt, bet čia taip yra padaryta. O, bet tai čia ne veltui tau dažnai ir matosi tas vyras, tas šešėlis su skrybėle, kaip sakytas, Tas simbolis, vyriška figūra, taip, jisai kažkaip vis bando. Aišku, būta ir mano reinkarnacijų įvairiausių, tai čia gal irgi bando parodyti, kaip aš susitvarkysiu su tuo. Tu, žinai, gali pasižiūrėti į jį kaip iš blogos pusės ir tu gali pažiūrėti į tą vat šešėlį kaip iš, ar tu esi kaip testas, ar esi jau pasirengusi, žinai. O Mhm. tu minėjai, kad jisai paskiau pats įsikišo pistoletą ir į gerklę ir nusišovė, tai jisai tai padarė, nes pajautė, kad jam nepavyksta. Jo Jis planai. suprato, žinai, kad jo įtaka nusilpusi ir nebeturi tam įtakos, dėl to jisai save kaip ir iš to, iš to mano lauko kaip ir ne tai, kad susinaikino, bet jo kaip ir neliko, bet pėdsakas vis dar yra. O, Tą pavyzdžiui, pėdsaką jisai paliko galbūt kaip, nežinau, kaip užuomina, ką tu darysi toliau, kažkas tokio. o Jo tu kaip minėjai, misija baigėsi, žinai. Atsiprašau? gerai, gerai, aš gal aš bandau kažkokius. Mhm. O čia minėjai, kad nuėjai, kad sapne nuėjai pas daktarus, pas medikus ir sakė grįžti po 2 dienų. Tai čia sakė, prieš kelias dienas sapnavai tą sapną, tai čia gal po tų 2 dienų gavosi, kad tu va čia atėjai į eterinę erdvę ir tu pati išsivalai, ar ne? Taip, bet jie ten kažką vis dėlto padarė, žinok. Išėmė tą kulką man. Čia supranti, kaip buvo, grįši po 2 dienų, bet tam sapne aš ir grįžau po 2 dienų, nes, sapne nėra laiko, bet man kaip po 2 dienų. Bet čia galbūt jie ir žinojo, kad aš žiūrėsiu būtent tą vat įvykį. Ir tos būtybės tikrai ne pilkiai, kaip aš gal prieš tai maniau, o čia jau pilkiai, čia man implantų prikrovė, žinai, dar kažką, ne. Čia yra kažkokios kitokios būtybės, kurios būtent padeda panaikinti tas programas kažkaip, nes mano intencija buvo iš tikrųjų susisiekti su šviesiom būtybėm. Ir, ir pažiūrėk dabar, tai
jokių filtrų, be nieko, 100% informacija ateinančia, pasižiūrim, ką jie padarė, tos būtybės. Ar tavyje išvalė, išėmė, ar kažko ten. Supranti, tos būtybės, kodėl pasakė sugrįžk po 2 dienų, nes jos norėjo pasižiūrėt, ar aš pati sugebėsiu susitvarkyt, bet kadangi aš nesugebėjau tam sapne, tai aš sugrįžau. Bet tos būtybės, jos tokios labai įdomios. O čia kokie arktūrienai gal, ar Labai kažkokie. panašu, jo, kai tu sakai arktūrian, tai man labai panašu į juos, labai. Turintys tokie, žinai, tokį melsvą atspalvį, tokie melsvai pilki. Aha. Tokios didelės, labai gražios akys. Tada paprašyk, kad jos viską sužiūrėtų, kad neliktų jokių ten tų juodų masių niekur, kad žinai, ties bamba gal yra dar kažkur, žinai, skirstyta kaip rezervas. Man žinai, kas keista buvo, kodėl aš pamačiau ten tokias kaip siūlės, jų galėjo sugydyti šviesa. Tai aš noriu tiesiog išjausti, kodėl būtent pasirinko tokį būdą. Pasižiūrėk, kodėl. Ir ar neįdėjo kažko kito, ta prasme, kas čia įvyko, aš bandau suprasti. Žiūrim, kas ten įvyko, kodėl būtent darė taip, o ne kitaip. Pažiūrėk, ar kažko neįdėjo, nesukeitė, neapkeitė. Jis sako, čia simboliškai, čia yra kaip gydymo inžinerija, taip sako, gyvūnai inžinerijos kažkokie tai atomų, dalelių, aktyvatoriai, ląstelių, kažkas susiję su ląstelių generatoriai, aš nelabai suprantu, bet tiesiog tau sakau, ką girdžiu. Sveikatos inžinerija, atomai. Jie kažką sujungia, supranti, ten, kai ištraukia tą darinį, ten buvo tokia kaip tuštuma likusi. Ir tada jie kažkokia tarsi, kodėl siūlės, tai čia kažkokia tarsi sugrąžino mano kažkokią tai dalį, bet ta dalis tokia kaip geometrinė, kažkokia sakralinė, kažkas tokio, kažkokia tai mano gyvybinė energija, kažkokia tokia vat. Nu jo, ten toj vietoj labai stipri gyvybinė energija. Ir jeigu jau ten gili ertmė kažkokia, tai ją turi sutvarkyti, atgrąžinti į pradinę padėtį. Jo, todėl siūlus ir pamačiau kaip simbolis, kad tai yra ne tai, kad kažkaip kristalas, nu, aišku, ten yra kažkoks kristalas, bet yra tokia kaip kristalizuota energija, kaip krištolinė struktūra, bet, nu, tiesiog energija, vat, kažkokia tai. Per visas savo va gyvenimo reinkarnacijas, kurias aš buvau praradusi. O gerai, o per kiek laiko tau atsistatys? Visa šita struktūra, Ha, tai man padarė, ne? jo. Aš klausiu jų. 3 metai, sako. Oho, Integruosis. nu, bet jau geriau jau tiek negu išvis be to. Sakau, ar galima kažkaip pagreitinti? Sako, šitas procesas turi savo tėkmę, nes kažkaip reikia mano kūnui adaptuotis, nes jeigu iš karto kažkaip gali būti labai nu, didelis smūgis kūnui, kažkokia tai kažkaip ta energija turi integruotis prie mano kūno vibracijos, nes mano kūnas kažkaip, nu, su juo irgi reikia dirbti, su to kūnu kažkaip netgi įtakoja išoriniai veiksmai.
Žodžiu, užtruks laiko, ta prasme, leisk tai, būti pagal taip, kaip turi būti, žinai, neskubink. Nes dažniausiai, kai mes skubinamės, mes tada, žinai, galim prisidaryt daugiau žalos negu naudos. Svarbu dabar atradom, Jo, jo, su jo. dabar panaikinam mes tą šešėlį, tą juodą angelą, jo visus pėdsakus, kad jo neliktų visiškai nei žymelės, nei pas tave, nei tavo lauke, nei aplinkui kažkur. Visi jį neutralizuojam ir išskaidom. Mhm. O dabar, pavyzdžiui, toks darinys, ar visiem tai, nu, gimimo metu yra įstatomas, ar čia tik kai kuriem žmonėm, sielom? Daug kam. O pavyzdžiui, pas mane toksai dalykas yra, Yra. o gerai, tada pašalinu, aš irgi iš savęs išsiimu ir paprašau gyvūnų, kad ir man sutvarkytų tą vietą. Nes aš iš tikrųjų kažkada irgi kelis kartus mačiau, kad ten tuštuma pas mane yra, kaip pramušta, žinai, erdvė kažkokia. Čia Bet gal jie, žinau, kažkaip padaro vis skirtingai, atsižymėjimai kažkokie skirtingi. Aš, pavyzdžiui, tavo dabar, kai žiūriu, ane, aš tai tokią matau kaip paliktą plazminę akį. Tokia kaip akis, supranti. o Ir tai toks kaip portalas, supranti, ta akis kaip portalas ir pro jį varinėja. Pro tą vat energetinį centrą, ne? nes aš toks kaip čia įvardint, toksai ovalus pailga ertmė ovali per visą mano va tą, kaip pramušta su kamuoliu būtų per pilvą. Aš Taip, jau taip, taip. nekart vaizdinį ir tai čia gaunasi, čia šito irgi, čia tas pats juodasis angelas dirba, ar čia jų daug yra. Jis ten, tas, kur pasitraukė iš mano erdvės, ane, tai jisai tarsi turi savo Valdininkai. hierarchiją, bet jis nėra tas viršininkas, jisai yra tas kaip valdininkas, ane, bet ne tas aukščiausias. Jie ten pagal hierarchiją kažkaip. Ir, ir jis turi vykdytojus ir tie vykdytojai naudojasi va būtent šitą vat ertmę. O tai dabar vat įdomu ta akis, o tai kokia čia funkcija atlieka ta akis? Jinai kaip portalas, jie kažkaip pasidarė jį kaip portalą, pro kurį jie kažkaip tai skiaurai, tokia kaip dualumas, kažkokį chaosą neša, sujungia tą šviesę, tamsę, tą dualumą tokį padaro, žinau, kažkaip tavyje. Aš tada išsivalau tenais viską. Irgi paprašau šitų vat gyvūnų, kad jie apžiūrėtų, ar reikia kažką ten dar Man iš patvarkyti. viso tave, žinai, kaip rodo tokia kaip šviesią būtybę, tokia aukšta, aukšta, neturinti ribų. Ir yra, supranti, tie vat centrai. Ir vat kur ta bambos, va ta sritis yra padarytas tas portalas ir per tavo, būtent per tavo tą kūrybą, jie naudoja kažkaip pajungimai, yra kuriamas tas dualumas. Jie pasirenka būtybes kažkaip pagal kiekvieną būtybę, ką jie čia su tom programom yra padarę, žinai, am, kiekviena būtybė atlieka tam tikras funkcijas, bet nevienodas. Pavyzdžiui, mano per destruktyvą, per negatyvumą, negatyvios programos kažkokios tai, ane, kūrybos, tas ištraukimas, o tave naudoja būtent kūrybai tai dualumo.
Tai gaunasi ta mano kūryba, energija visą panaudoja savo reikalam, ane? Jo. Bet čia kažkaip mes patys, kažkaip, mes patys kaip ir sutikom, kaip ir davėm leidimą. Nu, per manipuliacijas galbūt, aš galvoju. Čia dažniausiai apgaulės būtų jie. Mhm. Tai, pavyzdžiui, dabar jeigu tų gyvūnų paprašius, kad irgi pažiūrėtų, ten patvarkytų, ar čia irgi šitas užgijimas, susitvarkymas tos vietos užtruktų ilgokai, ar ne? Ar kaip? Aš dabar matau, kaip jie, žinai, kažkaip sutraukia tą vat akį, tą darinį, kažkaip jisai kaip tas tokis kaip darinys, toksai kaip implantuotas kažkoks tai kaip portalas tavo energetiniam kūne. Toks kaip darinys, kažkoks mechanizmas padarytas jiems. Ir jie kažkaip ištraukia, bet kaip įdomiai, tas darinys toks kaip su gyslelėm tokiom netgi, žinai, tarsi ištraukia, jis tai ant tiek įaugęs, tokias kaip kojytės, gyslytės tokios, žinai, kraujagyslės tokios, bet jos tokios, tokios kaip energetinės labiau, tokios šviesios. Įdomiai. Jau čia turbūt labai labai ilgai yra. Jo, ilgokai, ilgokai. Čia mes ilgai turim tuos, būtent per bambas, kiekvienam kažkaip atrodo skirtingai. Kai kam panašiai, kai kam skirtingai. Nes geriausia, kad iš tikrųjų tų bambyčių nekirptų. To bambagyslio aš turiu omeny. Kad jos natūraliai nudžiūtų, kai atskiria nuo mamos. Eina savo kokius pastų padaryta. Mhm. Čia kiekvieno gimimo metu, galima sakyti, su tuo nukirpimu atnaujina tą kontraktą. Taip, ir jisai plečiasi ir auga. Eina savo. Gerai, tada susigydom, daug šviesos prisileidžiam, dar gyvūnai kažką, ką gali iš savo pusės patvarko. Anuliuoti visas tas negatyvias energijas vaikams savo. Tai vat irgi norėjau pasakyti, pasikviečiam vaikus savo, pasižiūrim, nes dažnai vaikučiai būna irgi sako, pilvas skauda, ten ar dar kažkas vyksta, jeigu neturi, tai irgi vaikus savo išsivalom, kad tegul gyvūnai irgi pagydo Jo savo. pajungimai. Sako, čia jūsų jau daug, sako, šaunuoliai, žinai, sako, mes turim specialios tokias kaip kažkokias tai kaip kristalinės vietos, žinai, Va, kurios gali tiesiog sutvarkyti va tas būtent tos centrus, kaip gerai. tokie kristalai. Vaikučius Tokios kaip lovos, jo. Mhm. vyrai, tėvai ir duodam žmonėm visom sielom žinutę, kad jie gali patys susitvarkyti ir dar kreiptis pas gyvūnus. Mhm. Visi atsikratytų šitų pajungimų ir visų šitų nesąmonių. Ir šitos ten, kaip sakė, kaip medvedai, ar ne, kažkokie kristaliniai gaunasi, ar ne? Taip. Viską daro atvirkščiai medicina, kai turėtų, skaityk, viskas natūraliai būt. Supranti, jie nebeturi, pavyzdžiui, Anglijoje, nu, neturi jie laiko, jie turi viską greitai daryti. Tai Nes specialiai daug gimdyvių, išnait arkštų kirpau, susiuvau, žinai, viso. Kokie dar nudžiūvimai, jūs ką, laiko nėra. Tai greitai suktis reikia, tie medikai irgi, žinai, kaip robotukai dirba. Mechaniškai viską daro. jie Nėra toks
Nes kad jiems svarbu atlikt tą pareigą kažkokią, taip, kaip viskas baigėsi tuom. taip, taip, jie atjungia emocijas automatiškai, kad viskas būtų gerai, žinai, ir daugiau kas ten nu, nebent ten jau pasirenka tas dūlas, žinai, jau taip jau kitaip jau, tas, kur namie gimdymai vyksta. Ir kaip dabar ten vaikučiai, jie ten tvarkosi? Mhm. Tai išeina tos programos tiesiog. Man taip Kaip netgi parodė, kad kažkokios tai koduotės išeina tokia kaip negatyvios kažkokios tai programos, kaip ištraukė. Nes čia kiekvienam atskirai, žinai, reikėtų atskiros hipnozės. gerai. Mhm. Vaikučiai stalo išsigydo visus tos darbininkus juoduosius angelus, juodieji, kur visus juos išmetam iš jų erdvės, panaikinam visus pėdsakus, Kontraktus va, rodo, kontraktus deginam. deginam kontraktus ir savo, ir vaikų, ir vyrai, ir tėvai, ir ten visi mylimieji žmonės patys išreiškia valią. Daug universo šviesos dar papildomai užsileidžia. Mhm. Nu, žinok, labai geras jausmas iš tikrųjų. Aš pamačiau tokią auksinę šviesą, tai mūsų energija, tas mūsų kūrybingumas, būtent į tuos centrus kažkaip sugrįžta. Gal dabar labiau reikšis kūryba po šito išsivalymo, nes jie labai daug nuimdavo nuo mūsų energijos. Taip. Jie nuimdavo, nes kurdavo savo, žinai, Labai savo gerai. pasaulius, o mes. Ar, ar yra dar kažkokių užslėptų, kažkokių dar po sluoksniais, kažkokių pajungimų, kurių mes dar nepastebėjome, kol jie visi išryškėja? Ne, žinok, daugiau nematau tik tuos, va, būtent. Gerai, labai gerai. Mm. Ar dar yra kažkokių tai vaizdinių ar vaizdų, kuriuos dar reikėtų panagrinėti? Ne, žinok, aš tik išreiškiu padėką tiems aktorijanams, Irgi kurie padeda su tuo gydymu. Labai dėkoju, kad taip masiškai jie taip vat žodžiu, geranoriškai. nežinau, jo geranoriškai ir ten matau pajungia kažkokias technologijas, kad jiems būtų paprasčiau ir energijos matau, kaip sugrįžta tiesiog labai daug tokia kaip kibirkštėlės eina, auksinės. Šaunu. Mhm. Tai tik tiek. Gerai, tada šitą temą baigiam. Mhm.